Labas vakaras visiems. Va, visa Lietuva konkuliuoja, socialiniai tinklai verda. Visi kalba apie Šurajevą. Šurajevas atėjo į Seimą ir patrolino Seimo narius. Koks blogas Šurajevas. Žiūrėkite, Šurajevas, kas yra toksai Šurajevas? Šurajevas prisistatė, jis sako, aš esu klounas. O ką klounai daro? Klounai juokina žmonės. Tai buvo visada. Klauno paskirtis juokinti žmonės. Aišku, klouną Šurajevą nusisamdė konservatorių partija ir jis atlieka konservatorių misiją. Jis yra torpeda. Jis yra konservatorių torpeda, taip kaip ir Minedas. Toksai labiau ryškesnis klounas ir jie atstovauja, kaip sakoma, tą liniją, konservatorių liniją, va tokiems reikalams. Nukreipti žmonių dėmesį, sukelti sąmyšį, padaryti chaoso. Ir tas, tarp kitko, labai gerai veikia. Ir jūs socialiniuose tinkluose piktinate Šurajevų, ką padarė, kaip patrolino Zoką. Jeigu būtų normali valstybė, arba leistų visiems keiktis, bet dabar Lietuvos valstybė jie selektyviai baudžia. Vienus už rusišką keiksmažodį nubaudžia bauda, o kitiems leidžia dergtis atvirai, viešai. Tai yra ne Šurajevo problema, tai yra Lietuvos valstybės problema. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai visiškai nepykstu ant Šurajevo, ką jis padarė Seime. Nepykstu, pasikeikė, jis pažeidė įstatymus, jis turėtų gauti administracinę baudą, bet daugiau kažką aš tokio negaliu pasakyti. Ne Šurajevo problema, kad jį išrinko metų žmogumi, o kas jį pasiūlė tokiai nominacijai, ogi Lietuvos Vilniaus universiteto tarptautinių santykių katedra jį pasiūlė tai nominacijai. Tai kame čia problema yra? Lietuvos visuomenės, kuri jau visiškai iškrypusi, ar Šurajevo? Šurajevas tik tai klounas. Tarp kitko labai gerai orientuojasi jis kapitalizme, tam žiauriam kapitalizme ir darosi pinigus iš visko. Jis tikrai tokių akcijų veltui nedaro. Nesuprantu, kodėl jūs pyksate ant to Šurajevo, jūs nesuprantate, kad tai yra manipulacija. Dabar žiūrėkite, ką jis daro Seime. Jis ateina į Seimą ir trolina 4 Seimo narius. Ar 5. Puidoką, Kepenį, Gražulį, Žemaitaitį, Širinskienę. Širinskienė siūlo šokoladuką. Žemaitaitį išvadina pedofilu. Ką daro Žemaitaitis? Žemaitaitis ar elgėsi vyriškai? Kaip pasielgtų tokioje situacijose tikras vyras? Kaip elgėsi Puidokas ir kaip elgėsi Kepenis? Jie matyt nenori veltis į tos reikalus ir įsivaizduokite, jeigu jie vyriškai su juo būtų pasielgę, matyt, gal ir prarastų Seimo nario mandatą, gal dar kažkas būtų. Jiems tai yra labai svarbu. Svarbiausia išlikti Seimo nariu, gauti gerą algą ir nieko nedirbti. Ir nebūti atsakingam prieš Lietuvos žmonės. Dabar dar jums toks retorinis klausimas. Įsiklausykite, ką aš pasakysiu. Kas didesnę žalą Lietuvai yra padaręs? Ar Šurajevas? Ar pavyzdžiui Žemaitaitis? Jūs nepamenate pandemijos metu, ką kalbėjo Žemaitaitis? Kad būtina visiems griežtai. Nepamenate? Aš labai gerai pamenu. Gražulis. Kas jis per politikas? Demagogas, melagis, manipuliantas, rusofobas. Šurajevas sako, kad nekenčia Rusijos, būdamas pats rusas. Aš manau, kad jis puikiausiai viską supranta, jis tiesiog darosi pinigus iš durnio. O Gražulis, kaip jis tapo politiku, jis visada iššoka ant LGBT kortos, varo ant jų, o daugiau nieko jis nėra nuveikęs. Kaip jis balsavo svarbiais Lietuvos klausimais. Jis už rusofobiją, jis balsavo už Tichanovskają, jis balsavo prieš Lukašenką, jis balsavo už daug blogų dalykų. Tai kas Lietuvai padarė didesnę žalą? Šurajevas ar Gražulis? Kodėl jūs nevarot taip, kaip varot ant Šurajevo, varykit ant Gražulio? Kepenis. Aš
Aš asmeniškai pažįstu Kepenį, aš esu net krosą bėgęs su juo Palangoje, kada gyvenau Palangoje. Jis tada dar nebuvo Seimo nariu, bet buvo tas laikas, kada jie pirmą kartą pateko į Seimą ir aš jau nepamenu, kokie metai buvo, mes kalbėjome, jis sakė, va aš einu į politiką, kandidatuosiu į Seimo narius, tai jis pasakė, kad viską darys, kad yra labai dideli planai ir pasižiūrėkite į jo balsavimus. Kaip jis balsavo praeitoj kadencijai už krašto biudžeto padidinimą nuo bendro vidaus produkto. Jis balsavo už. Jis balsavo taip, kaip balsavo konservatoriai. Visi jie yra vienos šaikos. Nežinau. Matyt, gal jis, nežinau, ką galvoja apie tai, bet jis balsavo taip, kaip sakė jo partijos lyderis. Karbauskis. O kas yra Karbauskis? Gal jie kartu visi vaikšto į kokias tai ložės, aš nežinau. Tai kas padarė Lietuvai didesnę žalą tuo balsavimu? Ar Kepenis? Va, konkrečiai jis balsavo už mūsų visų pinigų permetimą į krašto apsaugą. Ir už tos pinigus, kas buvo perkama, metalo laužas. Ar labiau yra nusikaltę Šurajevas? Aš jums sakau, Šurajevas yra klaunas. Vieniems juokingas, kitiems nejuokingas, čia yra individualus dalykas. Bet pavyzdžiui, jis atėjo į Seimą, patrolino Seimo narius, labai puikiai padarė, parodė, kokie jie yra iš tikro menkystas, prisitaikėliai, visi kostiumuoti, pūkuoti, visi mandagiai bando išlikti mandagus. Bet iš tikrųjų jie yra dviveidžiai, chamai, cinikai. Ir aš dabar kažko turiu pykti ant to Šurajevo. Nu, Šurajevo išrinko tą Lietuvos visuomenės dalis, kur yra perpuvusi. Šurajevas trolina Lietuvą, jūs užkimbate. Tai sakau, retorinis klausimas, kas didesnę žalą yra padaręs Lietuvai? Ar tie 5 Seimo nariai, kurie buvo patrolinti, ta pati Širinskienė, kuri priklauso Valstiečių partijai, kurie balsavo už karą, ar Šurajevas? Klaunas. Jo profesija klaunas. Jisai net neturi jokios atsakomybės nešti prieš Lietuvos žmonės. Seimo nariai turi nešti atsakomybę. Bet žiūrėkit, koks triukas, jūs visi putojatės, rašote, postinate apie Šurajevą. Kaip Šurajevas patrolino Zoką, kaip patrolino Seimo narius. Normalioj visuomenėje jisai gautų administracinę baudą, taip, jis pažeidė administracinę tvarką, turėtų gauti baudą už tos visus video, kuris ten necenzūriškai kalbėjo. Bet jis parodo, žiūrėkit, kokia teisėsauga yra, man nieko nebus. Bet iš tikrųjų ta teisėsauga, čia teisėsaugos problema, jinai yra perpuvusi. Nepykite ant Šurajevo, Šurajevas yra maladėts. Ir Minedas yra šaunuolis. Ir aplamai galėtų Minedas būti Lietuvos prezidentu. Jis niekom nesiskirtų nuo Nausėdos. Aišku, gal jį ten pamokintų, kaip elgtis oficialiuose priėmimuose, bet manau susitvarkytų. Senoje normaliai laikosi. Ar Nausėda ar Minedas? Aš eičiau už Minedą balsuoti. Nes jisai niekom nesiskiria nuo Nausėdos. Dabar jūs komentaruose man rašot, mes visi už laisvą žodį, bet mes esame prieš propagandą, kurią varo Janutienė, rusofobinė propaganda. Taip, jinai varo rusofobinę propagandą. Bet dabar dar vienas jums klausimas. Kas turi būti teisėjas šiuo atveju? Kas nustatys, kur yra propaganda, o kur yra laisvas žodis? Sisteminiai sako, kad aš esu prorusiškas propagandistas, kas yra visiškai nesąmonė. Aš sakau, kad Delfis ir L-rytas, LRT yra sisteminiai propagandistai. Kom aš skiriuos, jie sako, kad aš esu prorusiškas propagandistas. Ir kom skiriasi LRT nuo manęs? Tom, kad aš negaunu jokio finansavimo iš valstybės, o jie gauna, jie atlieka užsakymą, aš esu laisvas. Dabar žiūrėkit, pamenate istoriją, kada
Donecko liaudės Respublikos lyderis Pušilinas mušėsi į krūtinę, sakė, kad mes nuteisime tos najomnikus, kurie kariavo Ukrainos pusėje su ginklu rankoje už pinigus, nes samdiniai nepapuola po karo belaisvių konvenciją. Ir jie buvo pagauti, 2 britai, 1 marokietis, buvo teismas, ir jie buvo nuteisti mirties bausme. Dabar Skabėjeva ir Solovjovas. Ką jie kalbėdavo savo laidose apie tai? Jie mušėsi į krūtinę ir kalbėdavo, kad turi triumfuoti teisybė ir jie turi būti nuteisti taip, kaip turi būti nuteisti. Žiūrėkit, kas įvyko. Kada juos nuteisė mirties bausme, aš tai pagalvojau, jie atliko tokius nusikaltimus, kariavo su ginklu už pinigus. Bet ta mirties bausmė, toks tave kažkaip sutrikdo, gal iki gyvos galvos, taip galvoju, vis dėlto ne mes turime spręsti, kas turi gyventi, yra Dievas, mes atėjome, ne mes jiems gyvybę davėme. Bet tai pagalvojau, iki gyvos galvos, bet aš galiu klysti, dabar tokie laikai, kad įstatymai turi būti griežti, bet žiūrėkit, kas įvyko. Jie neatsėdėjo nei metų. Ne tai, kad jie būtų sėdėję 10 metų, 5 nors metus, ar 3 nors. Jie neatsėdėjo nei metų. Jie visi buvo iškeisti. Ir kas tarpininkavo tam iškeitimui? Jiegi skrydo po to su privačiu lėktuvu, valgyti tiramisų. Ogi labai įtakingas oligarchas, Rusijos oligarchas, Abramovičius. Pagalvokite minutę, jie nesėdėjo nei metų. Ir ne tik jie, tie najomnikai, ir tie Azovo galavarėzai, vienas iš jų, kuris sakė, kad sutvarkys Kadyrovo motiną, jie irgi buvo visi iškeisti. Jie dabar sėdi Turkijoje viešbutį iki karo pabaigos. Ir ką po to iškeitimo kalbą kalbėjo Solovjovas su Skabėjeva? Jie surado tinkamus žodžius ir sakė, kad taip turėjo būti. Tai yra propaganda, Rusijos propaganda, ar tai yra laisvas žodis? Čia, aišku, retorinis klausimas. Čia jūs turite savo nuomonę į viską. Kas yra tas teisėjas, kuris pasako, kur yra laisvas žodis, o kur yra užsakymas, valstybės užsakymas? Dar kartą, jie nesėdėjo nei metų. O tie jauni vyrukai, rusai, ukrainiečiai, kurie žuvo tam kare, jie tiesiog, už ką jie žuvo? Už tai, kad tie galavarėzai būtų iškeisti? Už tai, kad jie net nesėdėjo nei metų? Nežinau. Tai yra neteisybė. Aišku, Rusijos propagandistai sakė, mes atgavome taip pat savo žmonės. Matote, kokia yra labai tokia linija, kur yra interesai, kur yra principai ir kur yra sąžinė. Tai yra labai toks trapus dalykas. Tai va tokios mintis šiandien apie tą propagandą, apie laisvą žodį ir apie Šurajevą. Nepamirškite, kad tas Šurajevas yra tik tai klounas. Jis neturi nešti jokios atsakomybės už jokius politinius sprendimus. Jis yra klounas. Jį nusamdė konservatoriai. Jūs labiau piktinkitės Kepeniu, kuris balsavo už krašto apsaugos biudžeto padidinimą. Jūs piktinkitės Širinskienę, kuri balsavo už karą. Visi balsavimai, kas liečia tos dalykus, buvo balsuojama taip pat kaip konservatoriai. Kodėl jūs taip nesipiktinate jais? Bet jūs, oi, mes balsuosime už asmenybės, nors jie ir tokie ir anokie. Man rodos, kad labiau reiktų piktintis politikais, tie, kurie priima sprendimus, Gražuliais, Žemaitaičiais,
Širinskienėm, Puidokais. Tarp kitko išrinko Puidoką, ką jie pirmą padarė valstiečiai, kada pateko į Seimą. Ogi dalyvavo JAV ambasados vakarėlyje. Puidokas paveiklavosi su ambasadoriu. Labai svarbu nuvykti pas šeimininkus. Kad žmonės piktinasi Šurajevu. Aš visiškai tą, ką jis ten atliko Seime, mano tokia mintis buvo, kaip gerai jis patrolino tos cinikus, dviveidžius ir nežinau, kaip jos darė įvardinti. Ką jis tokio padarė? Necenzūrinė leksika jos išvadino. Jos ne tik, kad necenzūrinė leksika reikia išvadinti. Jos reikia suimti. Jeigu būtų normali valstybė atvažiuotų, jos suimtų už kenkėjų, už karo kurstymus. Ir už daugelį dalykų. Bet jūs piktinatės Šurajevais. Pripažinkite, kad jumis manipuliuojama yra. Man komentaruose jūs rašote, tai ką dabar ir Šurajevui suteikti laisvą žodį. Aš net nežinau, ką atsakyti. Lygina Šurajevo klouną su žurnalistė Janutinė. Taip, Rūta Janutinė skleidžia rusofobiją, bet jinai yra žurnalistė. Kokie jos metodai, čia yra kitas dalykas. Nebūtinai kalbėti apie Rūtą Janutinę, galima kalbėti apie Salavjovą, apie Skabėjevą. Ar jie yra propagandistai, ar jos reikia jų kanalus, jų uždrausti, ar jie turi teisę kalbėti. Čia mes galime apie tai kalbėti iki ryto. Bet jums pameta tokį kaulą Minedą, Šurajevą. Ir visi kalba apie tai. Lyg tai nebūtų apie ką kalbėti. Tai tokias mano mintis, nesiduokite manipuliuojami, atsiminkite, Šurajevas yra tik klounas. Parodys tą savo, atsiprašant, normalioje valstybėje gautų baudą ir viskas. Būkite sveiki ir tada iki kitų kartų. Ačiū, kad klausėte.